Dėkuoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Mano klausimas yra gerbiamai premjeriai. Du klausimai, tiksliau. Gerbiama premjerė, jūs nepasisakėte niekaip dėl biudžeto. Gal galėtumėt pasakyti, kodėl? Ar neturite nuomonės, ar nespėjote iki galo susipažinti, ar tiesiog nenorite prisiimti atsakomybės? Ir kitas klausimas. Šiandieną jūs pasakėte daug netiesos apie LRT pataisas. Nenoriu tikėti, kad jūs sąmoningai meluojate, galbūt neturėjote galimybės įsigilinti, bet jūs nuo atsakomybės nežinojimas, nuo politinės atsakomybės nežinojimas ar nesusivokimas neatleidžia. Ir kai jūs sakote, kad buvo atsižvelgta į žurnalistų bendruomenės kritiką, tai yra melas. Kai jūs sakote, kad skaidresnė bus sistema, tai yra melas. Kai jūs sakote, kad į protestuojantis buvo išgirsti, tai yra dvigubas melas. Ir kai jūs sakote, kad nespėjote išsiaiškinti, kodėl bus skuba, jūs esate šios vyriausybės vadovė ir bent jau turėtumėte būti socialdemokratų lyderė. Jūs neturite nuomonės apie siūlomą skubą. Tai prašau, pakomentuokite. Net nebejojau, kad kaip tik tai jūs paimsite teisę paklausti, kad tas klausimas bus man. Čia tokia kaip susidaro tradicija jau tarp mūsų. Tai biudžeto visiškai man ir nereikia komentuoti. Man atrodo, vyriausybė pasakė savo žodį, ji pateikdama Seimui ir mano vertinimas su visų dokumentų ir atėjo čionais. Tai tikrai naudodamas į progą, dėkoju visai koalicijai, kuri buvo vieninga ir priėmė biudžetą be jokių nesklandumų. Dėl LRT pataisų, tai aš suprantu, jūs kaip opozicijos atstovė visada norite pabrėžti menamą melą, galbūt tam tikras pateikti savo interpretacijas, bet nereikia to daryti už mane. Man atrodo, aš aiškiai turiu savo nuomonę, savo vertinimus ir suprantamai komentuoju vieną arba kitą klausimą. Ar pageidaujate papildyti, gerbiamą premjerę? Nes kolegos sako, nesuprato. Tai buvo informacija jums pateikta, gerbiamieji.